Registracija be jokių įsipareigojimų. Pradėsiu nuo pačio pagrindo. Tai yra registracija Greenway yra visiškai nemokama ir be jokių įsipareigojimų. Tai reiškia, kad nėra jokių mokesčių, nėra privalomų pirkimų, nėra jokių planų, jokių spaudimų arba tikslų, kurios kažkas liepia pasiekti. Čia jūs pati renkatės savo tempą, savo kelią ir savo rezultatą. Ir tai yra nuostabu, nes galima pradėti be jokios rizikos. 50 PV per 3 mėnesius. Kad išliktumėte partnerio statusu ir turėtumėte visas nuolaidas bei galimybės, pirmieji 3 mėnesiai turi sukaupti 50 PV. Tai gali būti vienas didesnis pirkimas arba keli nedideli, kaip jums patogiau. Maždaug 50 PV yra apie 80 eurų, tačiau kiekvienas produktas turi savo PV, todėl suma gali svyruoti. Jeigu per 3 mėnesius nepavyksta surinkti 50 PV, nieko baisaus, sistema tiesiog perkelia jūs į kliento statusą, norint vėl tapti partnerę, jūs susisiekėte su tuo žmogum, pas ką esate registruotas, padarote už 50 PV asmeninių apsipirkimų ir tada sistema jau jūs grąžins atgal į partnerius. Jeigu norite ne tik turėti nuolaidą, bet ir užsidirbti, svarbiausias dalykas yra mėnesinis aktyvumas. Reikia 50 PV per mėnesį. Tai yra jūsų asmeninis aktyvumas, kuris atveria duris į visus bonusus, į marketingo planą ir į visas uždarbio galimybės. Tai lyg jūsų įėjimo bilietas į visą finansinę sistemos dalį. O dabar viena gražiausių detalių apie partnerius. Kiekvienas jūsų asmeniškai pakviestas partneris, kuris padaro 50 PV ar daugiau, iš karto jums į sąskaitą atneša 5 eurus. Ir tai būtent tik nuo pirmos linijos. Per kiekvieną etapą, kai jūsų komanda, jūsų partneriai darys daugiau negu 50 PV, jums visada nukris į jūsų sąskaitą po 5 eurus. Bet kaip jau minėjau, tai tik nuo pirmos linijos partnerių. Ir partnerių skaičius yra neribotas. Tai gali būti 5, 10, 20, 50 ar net 100 žmonių. Svarbiausia, už pirmus 5 aktyvius partnerius visi 5 eurų bonusai keliauja į dovanų sąskaitą. Iš jos pinigų išsigryninti negalima, galima už tos pinigus pirkti parduotuvėje produktus. Nuo 6 partnerio ir visų kitų toliau esančių partnerių, kurie atneša mum bonusą po 5 eurus, keliauja į pinigų sąskaitą. Kai joje susikaupia 50 eurų ir daugiau, galite juos įsigryninti į savo asmeninę banko sąskaitą arba palikti parduotuvėje ir nelietus pinigų pirktis iš jau parduotuvėje esančių pinigų. Tai reiškia, kad jūsų pajamos gali automatiškai augti, kai tik plečiasi jūsų pirma linija. Šita vieta Greenway sistemoje man yra viena įdomiausių. Kai klientai apsiperka per jūsų nuorodą, visi jo PV krenta į jūsų asmeninius PV, nes kiekvienas produktas šioje kompanijoje turi savo PV. Tai reiškia, kad jūs galite nieko nepirkti mėnesį ar daugiau, bet jei jūsų klientai yra aktyvūs ir jie perka, jūs vis tiek renkate PV ir už to galite jūs uždirbti net nieko nepirkdama ir nieko nedarydama. Tai yra ypatingai stipru, kurios nori pajamų, bet nenori didelių asmeninių išlaidų. Kai jūsų bendri mėnesio PV pasiekia 200 ar daugiau, sistema automatiškai pritaiko cashbacką. Tai reiškia, kad jūs gaunate grąžinimą procentais nuo savo užsakymo.
Kuo daugiau PV, tuo didesnis cashbackas procentais. Ir nuo čia prasideda tikras augimas, nes uždirbate ir iš savo pardavimų, ir iš klientų, ir iš komandos narių. Na, o dabar prasideda įdomioji dalis. Jeigu mes padarome daugiau nei 50 PV, pavyzdžiui, 51, 52 ir taip toliau, visa suma, kuri yra virš 50 PV, yra apmokama papildomai 20%. Ir čia mes jau kalbame apie atlyginimą nuo 50 PV, mes jau gavome savo 5 eurus. Todėl visa likusi suma yra apmokama procentais. Pavyzdys, kad būtų aiškiau. 100 PV padarom, pirmi 50 PV jau yra užfiksuoti ir atminusuojam 50 PV, už kurios mes jau gavom 5 eurus. Likę 50 PV apmokama 20%. Tai ir yra mūsų atlyginimas už asmeninius PV. Kodėl verta daryti daugiau PV? Jeigu, pavyzdžiui, per mėnesį mes padarome 200 asmeninių PV, tada automatiškai mum į mūsų asmeninę sąskaitą, į dovanų sąskaitą įkrenta 30 eurų, o į asmeninę sąskaitą įkrenta 20 eurų. Jeigu mes padarome 500 asmeninių PV, tuomet kompanija iš karto perveda į dovanų sąskaitą 90 eurų, į asmeninę sąskaitą 100 eurų. Tikrą atlyginimą, kurį galima išsigryninti. Asmeninė sąskaita tai mūsų atlyginimas. Mes matome savo kabinete šią asmeninę sąskaitą. Kai joje susikaupia ne mažiau kaip 50 eurų, mes galime juos išsigryninti. Procesas labai paprastas, pasirenkam išsigryninimą, suvedam banko sąskaitą ir per maždaug 2 dienas pinigai jau būna mūsų sąskaitoje, mūsų banke, kuriuo mes naudojamės. Jokių vėlavimų, jokių problemų, viskas labai sklandžiai. Priminsiu, jog mūsų kompanijoje mes partneriai turime 2 sąskaitas. Viena sąskaita yra dovanų sąskaita. Iš dovanų sąskaitos mes negalime išsigryninti pinigų į savo asmeninę sąskaitą, bet mes iš šitos sąskaitos galime apsiprekinti mūsų parduotuvėje. Antroji sąskaita tai asmeninė arba valiutinė kitaip vadinama. Tai ten sukrenta visi tie bonusai ir mūsų pinigai, kuriuos mes galime išsigryninti į savo jau banko asmeninę sąskaitą. Na ir dabar noriu priminti, kad pas mus kompanijoje yra dar ir laipteliai. Tai yra pasiekimo laipteliai. Pirmasis laiptelis tai yra S1. Kad jį pasiekti, reikia 750 grupinių PV. Tai yra visos komandos bendras darbas. Pasiekus šį laiptelį, kompanija iš karto pradeda mokėti mum papildomus 3% nuo, jau kaip minėjau, visos komandos, visos grupės PV. Antrasis laiptelis būtų S2. Čia jau reikėtų surinkti 1500 grupinių PV. Kai pasiekėme šį rezultatą, kompanija mums moka papildomus 6%. Ir trečiasis laiptelis, tai jau yra lyderio laiptelis. Tam, kad jį pasiekti, reikia turėti 3000 grupinių PV ir nuo šios sumos kompanija mums moka 12%. Taigi kompanijoje viskas aišku ir paprasta - dirbti ir uždirbti. Kiekvienas laiptelis duoda papildomą procentą ir kelia mus vis aukščiau. Apie kitus laiptelius, apie kitus pasiekimus kitame video. Ačiū, kad klausėtės ir žiūrėjote šią prezentaciją. Ačiū, kad domitės sveikesnė, natūralesnė ir švaresnė kryptimi. Aš esu Jūratė ir jeigu šitą informaciją jūs sudomino, ar tiesiog norite sužinoti daugiau, parašykite man arba parašykite tam žmogui, kuris jūs pakvietė pasižiūrėti šitos video. O aš visada padėsiu žingsnis po žingsnio. Tai iki pasimatymo mūsų komandoje.